Rugpjūčio 4 dieną futbolo klubas Nevėžis Kėdainių miesto atsarginiame stadione priėmė svečius iš Šilutės. Pirmasis įvartis į Nevėžio vartus skriejo jau 5 žaidimo minutę, tačiau kėdainiečiai neliko skolingi ir 52 minutę įspyrė į priešininkų vartus. Varžybų metu buvo parodytos net 7 geltonos kortelės, iš jų 6 antrajame kėlinyje. Atkaklioje kovoje buvo neišvengta ir žaidėjų traumų. Rungtynės baigėsi lygiosiomis. Давай, Вадя, греб! Старине! Давай! Kaip vertinate komandos žaidimą? Ko gero buvo vienas geriausių sezono rungtynių mūsų šiandien. Tikrai abi komandos lygiaverčiai varžovai. Šilutė, kaip žinot, lyderiai mūsų varžybų, mūsų lygos. Ir manau, kad tikrai rezultatas 1-1, tai aš manau atspindi jėgų šiandien, jėgų santykiai. Ir tikrai sužaidėm kone geriausias kol kas šiam sezonui rungtynės. Kokias klaidas padarė komanda? Kokias klaidas? Pirmiausia, tai klaida prie įvarčio buvo. Tai jau tikrai mūsų gynybos klaida, kaip sakoma, ir pirmose minutėse. Bet tikrai komanda sugebėjo vis dėlto atsitiest po to šoko labai ankstyvo. Ir manau, tikrai noriu pagirti savo komandos ir kovingumu, ir parodytą valią, ryžtų, ir, kaip sako, pasiekti lygiąsias su Šilutė. Tai šį sezoną, man atrodo, tik tai yra antras rungtynės. Jie tik prarado 3 tašką per 13-14 rungtynių. Ar tikėjotės tokio rezultato? Labai giliai paširdžiuose tik tai labai giliai. Tikrai nebuvo tiek, kad jau
3 taškus pasimsime tikrai, tik giliai paširdžiuose. Ar sunkios buvo varžybos? Be abejo, su pirmos vietos komanda visada yra sunkios varžybos, lengvų varžybų nesitikėjome. Viskas labai gerai. Vienas taškelis svarbiausia iškovom, nors galėjom paimti 3, bet dabar tikimės ant Žalgirio varžybų. Visas jėgas atiduoda dar, kad iškobintas 3 taškelis ir kovo dėl 3 vietos. Ar sunkia trauma patyrei? Ne, normaliai viskas, tikiuosi iki šeštadienio susitvarkys viskas ir galėsiu prie Žalgirį vėl išeiti ir bandyti pakartoti čia, ką šiandien padariau. Esu Darius Zakarauskas, žaidžiu futbolo klube Nevėžis, pozicija saugas. Visus maloniai kviečiu rugpjūčio 8 dieną, 15 val. Atvykti į Kėdainių miesto stadioną, kuriame vyks varžybos. Susitiks Kėdainių Nevėžis ir Vilniaus Žalgiris. Kėdainietis LT.